Sveiki, mano vardas Eglė, aš esu blakstienų ir antakių ekspertė, o šiame video noriu jums papasakoti ir parodyti antakių pincetus. Šiandien kalbėsim apie štai šiuos 7 skirtingus brandus ir turbūt 11 iš viso skirtingų pincetų. Tai papasakosiu 5 kriterijus, pagal ką aš renkuosi pincetus, kokie jų yra pliusai, minusai. Ir turbūt tai bus pirmoji dalis video apie antakių pincetus, nes iš tikrųjų rinkoje jų yra labai daug. Tai ką, nieko nelaukiant, keliaujam toliau. Tai pradžiai 5 kriterijai, kurie yra svarbus renkantis pincetą. Tai visų pirma, jo forma, minkštumas, toliau plauko suėmimas ir ar jisai, grubiai tariant, nepraleidžia šviesos, toliau jo pagalandimas, jo aštrumas ir kaina. Tai šitie kriterijai pagal mane yra tokie kertiniai ir svarbiausi, renkantis savo gerą antakių pincetą, nes jisai tikrai yra labai svarbus pagalbininkas dirbant brovistų. Tai šiek tiek apie tuos kriterijus trumpai. Jo forma. Jisai turi būti patogus, jo ilgis turi jums tilpti į ranką, jisai turi būti malonus, švelnus ir maloniai laikytis jums rankoje. Ir neslysti ir kartu nebūti kažkoks labai grubus. Toliau jo minkštumas man labai svarbus kriterijus, nes jeigu daug ir non-stop dirbat klientė po klientės ateina, jisai turi būti pakankamai minkštas, nes kai daug dirbsite, jeigu jisai bus pakankamai kietas, jums įskaus riešą. Tai šitas man yra gana svarbus kriterijus. Toliau jo suėmimas plauko. Čia turbūt pats svarbiausias iš visų tų 5 kriterijų. Kaip tą tikrinam? Pirminis visiškai paprastas tikrinimas, suglausti ir pasižiūrėti, ar jisai nepraleidžia šviesos, ar ne, nėra tos kišenės. Tai jums kaip ir indikuos, kad viskas turėtų būti gerai. Aišku, nebūtinai, papasakosiu po to apie kiekvieną pincetą plačiau. Toliau jo aštrumas, pagalandimas. Be abejo, aštrus gerai pagaląsti pincetai pagal mane yra skirti jau labiau patyrusiam meistram, nepradedantiesiam, nes tai yra skirta dirbti meistram, kurie dirba greitai ir tiksliai. Kitų atveju jūs galite klientį įgnybti netgi iki kraujo. Ir 5 kriterijus tai būtų kaina. Be abejo, kaina irgi yra svarbi, ypač jeigu jūs renkatės kaip pirmąjį antakių meistro rinkinį, tai apie kainą irgi papasakosiu. Taigi pirmasis mano pincetas dar litais pirktas, Kaskadoje, man rodos, gal kokie 7 ar 6 litukai kainavo, kai tada neturėjau pinigiukų, buvau studentė ir reikėjo kažkokį pincetą įsigyti darbui, tai Silver Star Japan Steel pincetas, šiaip malonus, forma tikrai maloni, metalas užglūdintas, visas, kaip matote, yra jisai nerūdijančio plieno, tai jį galima būtų ir sterilizuoti, bet be abejo pincetus, jeigu sterilizuojate, turbūt pastebėsite, kad jie su laiku bukėja, ar ne, po to jį reikia galasti. Bet tokio pigaus pinceto tikrai negalašiau, nes vien galandimas kainuoja 2-3 eurai ir po poros galandimų jisai, jau jo kaina viršys galandimą. Toliau, kas dėl pagrindinių dalykų, ar ne, šiaip pasižiūrėjus, jisai kaip ir susiglaudžia, viskas su juo yra tvarkoj, bet kai dirbi, tu pajauti, jog smulkius plaukelius jisai praleidžia ir jų nesuima. Tai dėja su juo tikrai teko man pavargti ir ypač kai dar nedirbau su vašku, tų smulkių plaukelių aš nesugebėjau su juo suimti. Tai jo toks minusiukas, kad jis yra tik stambiem plaukeliam. Toliau My Lamination pincetas, nerūdijantis plienas, kaip matote, forma irgi yra klasikinė, kaip ir praeito pinceto, tik tai šitas pincetas yra toksai aštresnis. Tie šonai nėra taip užglūdinti ir jisai vis dėlto man nėra šiuo atžvilgiu labai patogus, nes yra ganėtinai grubus. Kitas dalykas, jo minkštumas, vidutinis. Tikrai su juo, sakyčiau, labai ilgai padirbus dienos pabaigoje, manau, šiek tiek ranką įskaustų, bet šiaip nėra iš pačių kiečiausių.
Kas dar man patinka, kad jis yra pakankamai daug išsižiojęs, tai irgi man gana svarbus rodiklis, kad nereikia gaudyti, kad prieiti prie tam tikro plaukelio. Kitas dalykas, toliau, kaip jisai susiglaudžia ir suima plaukelius, tai šiaip visai neblogai, matosi tarpų nepraleidžiantis. Kaina jo yra vidutinė, man rodos, apie 10 eurų. Vienintelis jo minusas, sakau, kad jo forma yra man šiek tiek aštroka. Keliaujam toliau. Toliau, Real Techniques pincetai. Čia yra antakių teptukų brandas. Čia yra rinkinukas. Pointed, tai yra smailus pincetas skirtas tokiem įaugusiem labiau plaukeliam. Arba dar ne visai išdygusiam, ir standartinis tokios kirstos formos pincetas. Tai dabar apie standartinį kirstą pincetą. Kas čia man patinka? Tai kad jisai yra švelnus, malonu laikyti rankoje ir yra maloniai užgludintas, tik yra šiek tiek smulkesnis. Kieno ranka yra gal šiek tiek didesnė, aš gal šiaip iš esmės mėgstu labiau stambesnius pincetus, bet tai nėra kažkokia problema. Toliau kitas dalykas, jo minkštumas. Jis yra tikrai vienas iš kietesnių pincetų ir tikrai reikia jėgos ir pastangų jį taip nuolat suspaudinėti. Toliau, kas dabar dėl suspaudimo ir plauko suėmimo. Su tuo atžvilgiu kaip ir viskas neblogai, jisai rauna plaukelius, juos suima, bet išsižiojęs irgi visai gerai, bet jo yra stambus priekiais tie, kaip pasakyti, nosytės, stambus metalas ir per jį gerai nesimato, kaip prieini prie plaukelių. Tai kaina šito rinkinio vidutinė apie gal 11 eurų. Tikrai nėra iš brangiausių, bet šitas irgi nėra mano tobulas pincetas. Plus jis yra su danga, tai be abejo jo sterilizuoti, negalim, bet aišku, sterilizuoti mums pagal higienos reikalavimus ir nebūtina, bet šita danga dekoratyvinė, tai jinai irgi ilgai neatlaikyti. Toliau Pointed šitas pincetas. Forma analogiška, viskas tas pats. Toliau, ką aš žiūriu, šitie pincetat Pointed, jie turi būti labai nusmailinti ir pagalasti. Šiuo atžvilgiu jisai tikrai labai neblogas, darbui jisai mane tenkintų, tik šiek tiek kietokas, bet kadangi priešingai negu su kirstu pincetu, čia nereikalingas labai greitas darbas, tai aš galėčiau pakentėti. Taigi, toliau rinkinys iš Nick Molet 3 pincetai. Šiuos pincetus nusipirkau, kai dar buvau paieškose gero pinceto, tai labai seniai, bet šitas rinkinys man pasirodė geras dylas, nes jisai kainavo gal 3 pincetai, nežinau, gal kokių 16-17 eurų, tai tikrai buvo gera kaina. Tai pakalbėkime apie kiekvieną iš jų. Standartinis kirstas pincetas. Maloni forma, gerai laikosi rankoje, užglūdintas. Pats suspaudimas tai kaip ir yra neblogas, bet šitas pincetas, ką aš pastebėdavau, kad jisai plonų plaukelių, tų tokių pakelinių nelabai suima. Toliau nosytė kaip ir nebloga, tikrai jinai nėra storo metalo, ganėtinai nuglūdinta, bet pagrindinis jo minusas, kuris man nepatiko, tai jog jisai nėra stipriai išsižiojęs. Tai reikia, ką tai reiškia, reikia ganėtinai taikyti prie plaukelio, kurį tu nori suimti. Toliau, keliaujam prie kitų, tai būtų štai toks įstrižas pincetas, su kuriuo gali dirbti kaip ir su Pointed, išiminėti po atskirą plaukiuką. Šis man suiminėjo juos geriau negu tas, kas būtų keista, bet kažkaip nežinau. Ir arba dirbti standartiniu būdu, išaudinėjant plaukelius standartinė kryptimi. Jo forma irgi analogiška, malonu laikyti rankoje, bet yra vienas iš tokių stangresnių. Atkreipiu dėmesį, kam tokie patinka. Bet aš su juo kažkaip neįpratau dirbti, tai jis man gavosi toksai lyšnas liko. Ir dabar Pointed, tų smulkių įaugusių plaukelių pincetas. Kas dėl jo, viskas kaip ir šiaip forma yra nebloga, va šiek tiek tokia kaip po, nežinau, žuvytės, sakyčiau. Koks minusiukas, nežinau, gal man čia buvo pakliuvęs brokas, bet pamatysit video kitame.
vienas galiukas, viena nosytė yra trumpesnė už kitą. Tai jisai man neatlikdavo to darbo, kai reikėdavo išrauti po vieną įaugusį plaukiuką, plus galiukai ganėtinai buki. Tai va, tai dabar keliaujam prie kitų. Toliau pincetas įsigytas, dabar nepasakysiu, ar tai Drogė, ar tai Rokose, apskritai nauneiminis, smailus, labai prastas mano pirkinys. Nebuvo, aišku, brangus, 5 eurai gal, bet labai kietas, labai toksai sunkus ir labai storom nosytėm. Nu, labai prastas pirkinys, apskritai jį rodau dabar mokiniam kaip patį praščiausiai įmanomą pincetą. Tai va, dėja, nepabandžiau, koks yra svarbus niuansas, kai įsigijat pincetus, tai arba labai pasidomėkit jais, arba nueikit į parduotuvę, kur galėtumėt jį išimti ir pasibandyti. Nes šitas, įspūdingai kietas ir tvirtas pincetas, kas, labai vargina ranką. Toliau, pincetų karalius, turbūt taip galima būtų įvardinti, Anastasia Beverly Hills, amerikietės brovistės, vizažistės brendo pincetas. Tikrai nuostabus pincetas, bet ir kaina jo nemaža, virš 30 eurų, sakyčiau. Tikrai labai gerai pagalastas, labai gerai suima kiekvieną plaukelį. Ir minkštumas yra pats tas, sakyčiau, ir tikrai suima ir plonesnius, ir storesnius, sakyčiau, visus. Vienintelis jo minusas kaina. Ir jeigu nori sterilizuoti, jisai turi dekoratyvinę dangą, tai to nerekomenduočiau daryti, nes jisai tikrai labai greitai prarastų savo gražią išvaizdą. Tai fainas pincetas, bet tikrai pincetų reikia turėti ne vieną, nes jeigu klientai pas jūs keičiasi vienas po kito, tai turėti reikėtų, arba jisai net ir nukrenta dirbant, tai 2 ir 3 kopijas tų pincetų. Tai dėl to investicija būtų gana nemaža, jeigu reikėtų vien pincetus kelis užsisakytų 100 ir daugiau eurų. Ir paskutiniai, bet neprasčiausi tikrai pincetai, tai yra mano. Galiausiai, aišku, kai jau padirbau, įsidirbau ir užsidirbau, supratau, kokių pincetų noriu ir kokie yra reikalingi, kad jie atliktų darbą pagal visus mūsų turimus kriterijus, ir kai visus tuos pincetus bandžiau ir dirbau su jais, tai pasigaminau, užsisakiau pagal spec užsakymą savo kirstą pincetą, kur mano kriterijai buvo, kad jisai būtų toksai storesnis, ilgesnis, patogus būtų laikyti rankoje, užglūdintas, malonu būtų, neįsirėžtų į pirštus. Kitas dalykas, būtų pakankamai gerai išsižiojęs, idealiai susispaustų, kaip matot, ar ne? Ir tikrai gerai suiminėtų plaukelius. Visus pincetus aš savo prasitestuoju ir pasitikrinu, kaip jie dirbasi. Tai šitas pincetas man yra tobulas ir aš jį realiai gaminausi turėdama minty Anastasijos pincetą. Tai pagal mane tikrai pavyko padaryti labai gerą pincetą ir už labai gerą kainą, vos 11 eurų. Tai tikrai labai rekomenduoju. Tobulas pincetas. Toliau, pointed pincetas, irgi mano brendo, pasižiūrėkit, kame yra esmė. Šį pincetą dariau pagal priauginimo meistrų, kadangi dirbu ir su priauginimais, priauginimo meistrų smailų į pincetą. Pasižiūrėkit, kokio jisai aštrumo. Be abejo, šis pincetas skirtas jau dirbantiem patyrusiam meistram, bet jisai idealiai su juo galite išimti plaukelį, kuris vos ten tik akytė išlindusi jo yra, vos išlindęs iš po odos, jį galit netgi iš po odos išsitraukti. Tai šis pincetas tuo man ir yra ypatingas, kad jisai tikrai jum padės išsitraukti kiekvieną tą plaukelį, kurio, iš principo, su tokiu netgi pincetu nepavyksta ištraukti. Tai gal šitas pincetas ir rečiau naudojamas, bet kai jo prireikia tikrai labai švariai atlikti darbą, ypač šitoj zonai, tai labai myliu šitą pincetą. Tai va, tai papasakau apie vieną dalį pincetų.
Tikiuosi, jums pasidarė aiškiau ir bus lengviau išsirinkti savo mylimą pincetą pagal tuos kriterijus, kuriuos vertinau šiuos pincetus. Nes be abejo dabar aš dirbu pradžiai su vašku, o po to su pincetu, bet yra ir klienčių, kurios prašo su vašku, sakykime, nedaryti ir atlikti darbą tik su pincetu. Tai tokiu atveju pincetas tikrai turėtų jūsų nepavesti, kad galėtumėt gražiai ir švariai atlikti darbą. Tai va, o toliau kviečiu sekti, laikinti, komentuoti, prenumeruoti mane, žodžiu, viską žinot, ką reikia daryti. Ir pakomentuokit, kokių toliau video norėtumėt pamatyti ir aš būtinai pasistengsiu pagal jūsų pageidavimus juos ir sukonstruoti, nufilmuoti ir įkelti jų. Iki!